Dar neprasidėjo jauduliukas? Ne. Ne. Labai ramu. Noriu kuo greičiau tiesiog, kad užsidėtų suknelę šito ir jau galėčiau eiti. Aš irgi noriu. Aha, žinau. Tu gal net labiau nori negu aš. Patikėk. Aha. Jau, žinok, negailėjai, kaip sakant, savo veiktus. Ar gerai? Ar gerai? Mama, ar gerai? Oi, kaip graži. Gerai. Aivydai esi apsigalvojęs, niekieno neverčiamas ir tikrai pasiryžęs versti šią savo sužadėtinę. Esu. Gabrielė esi apsigalvojusi, niekieno neverčiama ir tikrai pasiryžusi tekėti už šio savo sužadėtinę. Esu. Ar pasižadate santuokos kelyje visą gyvenimą vienas kitą mylėti ir gerbti? Pasižadame. Aš, Aivydas, imu tave Gabrielę, savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas. Kai laimė lydės, ar vargas suspaus, kai sveikata atvers, ar ligos prieš. Visą gyvenimą tave mylės ir gerbs. Padeda man Dievas. Aš, Gabrielė, imu tave Aivydas, savo vyru. Ir prisiekiu visada būti tau ištikimas. Kai laimė lydės ir vargas suspaus. Kai sveikata atvers ir ligos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Taip padeda man Dievas.
ir druska bus jums medumi visą gyvenimą. Būkite laimingi, mūsų vaikai, mes jūs labai labai mylim. Žmogus, kuris 18 gimtadienio proga dovanoja ne vokelį, o savarankišką šuolį iš lėktuvo, puikus pasiruošimas gyvenimui. Airidas ir Gabrielė yra kviečiami į kai ką, kas kelia siaubą ir džiaugsmą visiems. Tai yra kitokie pasikalbėjimai. Tai dabar grįžkime prie viso to, kad nuo ko prasidėtų šitą šventę, tai yra didysis klausimas, ar tapsi mano žmona. Kaip tai atrodė? Iš Gabrielės perspektyvos. Buvo labai tamsu, buvo žiema ir buvom kažkur labai aukštai. Aš mačiau apačioj žybsinčius namelių švieseles, žvaigždėtą dangų ir aš jo paklausiau. Ar tapsi mano vyru? Ne, aš jo paklausiu, mes šventėm mūsų metinės, 9-asis, turbūt jo, 9-asis. Ir aš jam sakau, aš neatsibodau tau dar per tos 9 metus. Bet tu buvai užsisukus, tu nesiskaini. Aš sakau, dar neatsibodau tau per tos 9 metus. Ir atsisuku, jis jau viskas priklaupęs, ant kiek neatsibodau, pasirodo, kad pasimiršo. Taip, galima pabos Airidai. O kaip Airidai tu judėjai tą dieną? Ar žinai, būna, pavyzdžiui, per filmus vyrai atsistoja prieš veidrodį, kartojasi frazes kažką, ar tu kartojasi, ar visiškai atsitiktinai? Oi ne, aš mėgstu gyvai viską, kaip yra, tai kažkaip nebuvo jaudulio, ramus buvau, užtikrintas ir tiesiog labai laukiam, tai mėgaujuosi. Mėgaujuosi. Ok, galim mėliai papokyti viesams už atvirumą. Judame prie ekrano. Ar tai yra dalis, kur nuo meilės iki neapykantos tik vienas žingsnis? Čia, žinokit, buvo fazė kažkokia, aš nežinau, kas čia man įvyko. Aš nežinau. Pilnatis. Turbūt. Ką papasakotumėt, pavyzdžiui, ką ir tai pasakytum žmonėm, kurie jūs mato pirmą kartą? Ne visada mes tokie iš tikrųjų. Gal pavalti, kad gilumėte? Ok, judame prie kitų klausimų, nes turiu dar keiščiausias pasimatymas yra bute pasistatyti palapinę. Taip, sugalvojo mano gimtadienio progą pikniką namuose padaryti ir pastatė palapinę, ten buvo vaišės jo padarytos ir buvom palapinį. Žvakė dar buvo, aš labai bijau, kad neužsidegtų palapinė, bet neužsidegė, viskas gerai. Ne, aš labai nesididžiau šitą idėją. Per geras oras buvo palapiniai. Ne, čia buvo labai unikali idėja. Unikali. Ok, gerai, pamokit Airidai. Geras yra idėjos. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Let me treat you to a drink. I like the way you talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm. Ir aš bėgu vėl, privalau suspėt, kol neišsirpai minioje. Šiąnakt šokį vėl, privalau suspėt. Nice to meet you. One minute you're there, the next one you're gone. Been waiting for you all night to come on. You know what I need, you know what I want. You know what I need now.
Mes surinkome kiekvienas iš savęs pačius gražiausius dalykus, kuriuos norime, kad jūs turėtumėte savo šeimoje. Pačius geriausius, pačius gražiausius prisiminimus tam, kad jūs atsiremdami į mūsų meilę, kurią jausite visada, kiek metų jums bebūtų, jūs mums visada būsite vaikai, laukiami, mylimi, kad jūs prisimindami mus kurtumėte savo šeimą, kad jūs būtumėt vienas kitam šviesa ir šiluma, į kurią žmonės eitų, pas kurios būtų gera atvykti bet kuriomis akimirkomis. Ir kad jūs kurtumėte tai, kas brangu jums. Saugokite, mylėkite ir branginkite vienas kitą. Ta liepsna, ta šiluma, jinai labai trapi. Ir ją reikia saugoti kartu. O mes visada būsim šalia ir padėsim. Padėsim!